Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam. Jeigu atvirai, aš nelabai suprantu, ką mes čia veikim. Mūsų maldos buvo išgirstos. Aš šiuo metu labiausiai džiaugiuosi dėl to, kad pusryčiai buvo labai maži. Arba gal čia nuliuką piešia. Opa! Jeigu atvirai, aš nelabai suprantu, ką mes čia veikim ir kas čia bus Marija. Užrišam akis, atvežė kažkur ir sako, va dabar bandysitės mašiną, tai kol kas pažiūrėsim, kas mūsų laukia. Taip. Tai reikia traukti mūsų medžiagytę nuo šitos mašinos. Jo! Jo! Ta prasme. Marija, aš nežinau, bet mane biški gąsdina tiek automobilis, tiek aplinka. Tiek draugai mūsų. Tiek mūsų draugai. Mes pasakydom, kad mes bijom su automobilis važiuoti, čia bus nešio. Man atrodo, mūsų maldos buvo išgirstos, tai tikriausiai iš garsų girdite, kad mes esam Nemuno žaidėja ir čia dabar vyksta treniruotė. Drifto treniruotė. Visi svilina padangas kaip reikia. Šiandien pirma vieta bus mums. Nu, tik pažiūrėsim, ar iš galo, ar iš priekio ta pirma vieta bus. Mes darom tokią paslaugą kaip drifting pats, kur yra 15 minučių iš tikrųjų formatas paragauti, kas yra drifting. Bet manoma, kad iš pirmo kartą gausis po pusų pirmų minučių, ne? Turėjęs vaikų 12 metų, kur važiuoja per 10 minučių. 12 metų vaikų! Čia tik tarp kitko turėjau 12 metų vaikų, kurie už jūs tikrai geriau važiuoja. Ačiū, paskatinimas. Gerai, mes su Dalė esam visiškai žalios šitoje vietoje, nuo ko mes pradedam. Mes pradedam iš pradžių nuo supratimo, kas yra apskritai driftas. Tai yra, automobilį turim išlaikyti visą laiką padidinto pasitomumo būseną, lietuviškai tariant. Taip sakant, galinė ašis visada bando aplenkti į priekį. Ta prasme, automobilis bando apsisukti, bet mes vairuodami jį balansuojam ant tos ribos, neleidžiame apsisukti, bet kartu nukreipiam ten, kur norim važiuoti. Visada skirstame. Pats elementariausias pratimas, koks tai gali būti. Gerai. Taip. Jau patinka. Pirmas bėgis. Mums daugiau nieko nereikės čia. Taip pat minėjau, kad turi būti šoninė apkrova visų pirma. Taip sakant, sukam. Šonę apkrovą jaučiame su sėdinė šonu. Opa, jaučiam yra. Taip. Akceleratorius nereikia. Leidam vairą. Okei. Tankiam į balą, dar kartelį. Džiaugiuosi dėl to, kad pusryčiai buvo labai maži. Kontrolė yra. Taip, kontrolė yra, bet vis tiek reikės paaiškinti, mes ką ten su tais pedalais daryti. Mes daugiau nieko, kaip ir sakiau. Šonė apkrova, staigus akceleratoriaus paspaudimas. Taip. Ir vairo kai tik pradėjo mašiną rotuoti, reikia vairą paleisti. Bet, kada jinai parotavo tiek, kiek mes norim, gaudom vėl vairą ir vėl pradam spausti akceleratorių. O kaip žinoti, kurią pusę tada tą vairą sukti?
Tame reikalas, vairas pats pasisuksta. Aha. Taip. Keitėjau? Ką reiškia keities, aš dar net nepabandžiau. Tai tarsi keities turi menį, kad į priekį sėdi. Taip. Aš galvoju, tu čia... Kokį įspūdžiai, kol kas keleivio vietoj? Keleivio vieto įspūdžiai, žinok, yra taip, kad dabar noris nesusimauti, pavaryti. Gerai. Nes tiesiog ne dėl to, kad obdruk nepavarysiu. Norisi tiesiog išmokti. Ir vat labai tikiuosi, kad mums čia pripasako, kad labai fainas treneris, pats geriausias Lietuvoje. Dabar išbandysim, ar mes esam ant tiek geros mokinės. Mes sprendėm, kad Marija pirma vairuos, pirma išbandys drifto pamoką, dėl to, kad Marija yra be baimė ir jinai visiškai drąsiai viską daro, aš tokia esu bailiukė. Tai sakiau, kad iš šono pasižiūrėsiu ir dažėsim, kai man seksis. Nu, reiks kažkaip nenusileis Marijai, nes manos, kai dabar Šauskai sies už vairo, tai ir pavarys. Važiuoja. Na ką, Marija startuoja nuo linijos. Važiuoja. Nu, nieko kol kas nevažiuoja iš tikrųjų. Nu, bando prasukinėti biškinėiną. Nu. Jo. Arba čia gal apšilinėja ratus, arba čia gal pratinas, arba gal čia nuliuką piešia. Opa! Labai fainai. Dabar man sakė, reikia pasidaryti per trukėlį, kad susidėlioti viskas, bet iškilint kažko 4. kartą jau gavosi daug maž taip, kaip reikia. Dabar pailsėti, susidėlioti mintis ir po tavo bandymo bandysiu dar kartelį. Gerai, dabar aš keleivio vietoj ir mūsų instruktorius Mantas man viską rodys. Pasimanėm? Jo, bet supratau, buvo taip Nes supranti, aš tiesiog noriu pademonstruoti, kontrolė yra. Taip. Mes galim nukreipti mašiną, kaip norim. Gerai, bet čia buvo įvairas, kai, nu parodykit dar, kai sukot, gerai. Tai su akceleratorium supratai daug, aš man atrodo, pastebėjai, kad tiesiog nubiniau ir jinai pradėjo rotuoti. Jo, ir tada visą laiką pulsuoju, ne, kažkaip... Nu, čia jau daugiau yra tas balansavimas, kadangi čia ir danga šlapia, sausa, naujesnis asfaltas, senesnis, tai ieškau, koks yra tas sukibimas, kad galą išlaikyti ten, kur aš noriu. Okei. Žiūrėk tiesiai į vairą žiūriu ir aš jau tik jaučiu mane taip atnešiu. Ai, tiksliai, tavegi lengvai pykina mašinuose. Pykina, tai jo. Tai kaip jausmas, Dalia? Suvaldysi žvėrį? Ne, nu pasistengti. Šiaip atrodo, kai vairuoja žmogus profesionalas, atrodo, nu nėra taip sunku, bet supranti, kaip pačiam reikės viską vienu metu galvotai. Bet tu azartiška. Aš azartiška, bet tas nežinau, ar yra gerai, kai tu nori, kad viskas vyktų iš pirmo karto, tai tu labai... Tai nenorėk, tu tiesiog norėk išmokti. Eik. Dalia eina į mokyklą. Reikia sukovoti su savo smegenėlėm, nes kai pradeda mašinėlė suktis, tai norisi spausti stabdį, o ne gazą. Sako, ne, spausk gazą ir paleisk vairą. Tai pasižiūrėsim, kaip Daliai seksis su šituo. Pirmas važiavimas, pažiūrim, ką turim. Panašiai kaip ir man. Sustoja, nespėjau, kad paspaudė stabdį. Man asmeniškai
asmeniškai labai palengvėjo, kai vairuotojas pasakė, instruktorius pasakė, taigi aš turiu savo pedalus, mes tikrai niekur neatsitrenksim. Tikiu, kad jie irgi jau taip pasakė, todėl jaučiasi saugiai, bet dalį lengvai pikina automobiliuose, kai tampo. Tai... Ar pavyko? O tai nesimatė? Ar sakė, kad pavyko? Jo, ir aš mačiau, kad buvo irgi veidas toks. Žiauriai fainai, bet sako, kai jau taip susijaudini, labai džiaugiuosi, tada pradeda klaidas kartotis, nes tu jau labai nori, kad pavyktų, tada biškai reikia nurimti, kaip man pažįsėti. Man tai sąslygai, kuriai geriau sekės. Dalia kol kas pas mus pirmūnė. Eisim dabar manęs laukti. Nu, dabar tu pavarys, dabar tavo eilė. Gerai. Sėsk. Sėkmytės. Bandymas numeris 2 sakė. Dabar dar geriau pavarys. Nes dažnai yra, jeigu jau mašina slysta, tai iš karto pajunti tą, kad yra tas slydimas ir gali būti lengviau. Ir reikėjo test. Jeigu jauti, kad galėtum važiuoti ir važiuoji, nes mūsų tikslas yra, kad įvyktų tas. Tai mano šiaip tikslas yra koks, va taip padaryti? Ne, tavo tikslas dabar yra tiesiog suktis kontroliuojamai ratu. Supratau. Jau gavosi, tik sakė, reikia mažinti amplitudę man, nes aš, kaip atsimėjai dalį skridau, aš mėgstu saugiai. Taip. Tai va, aš mėgstu saugiai ir mano tikslas būtų kitą kartą jau važiuoti kuo arčiau to kelio. Sakė, tu drąsesnė, tai rodyk. Aš drąsesnė? Nu gerai, keičiam. Na, antros dalios bandymas. Šypsena iki ausų ir jau turėjo šiek tiek apgalvoti, ką daro, kaip ne taip, ką daro. Instruktorius sakė, kad Dalia drąsesnė. Nu, Dalia, pavaryk. Varyk! Ne, taip pat kaip aš, toj pačioj vietoj. Mašina aplink savo ašį. Sukasi ne aplink ūgį. Jau nespėjau. Per ilgai akceleratorių. Vairas buvo neblogai, tiesiog kai užmynai akceleratorių. Taip ir užmyniau. Taip ir liko. Įdomiausia yra taip tokiam dalyką, kad labai turi pats su savim kovoti. Nes instinktai sako vieną dalyką, o reikalai visi sako visiškai ką kitą. Turi daryti priešingai, negu tu esi įpratęs. O čia buvo labai geras jau pavyzdys. Bandai apsisukti ant vietos. Suki, kol tau, kol yra vairo, tiek suki. Čia man tai patinka.
Yra kuoliukas. Dabar irgi tiesiog užmynė ir laikai. Bet aš tai kažkaip... Vairą tai teisingai paleidai laiku ir automobilis būtų ėdęs. Jeigu būtum šiek tiek atleidus, jisai būtų tenais ir judėjęs. Supratau. Aš jau net pilnai neatleidžiu, aš turėčiau jį pilnai atleisti. Jo, aš taip ne pušinu. pilnai, bet 40%. Bet atkreipdėmėsi, kas darosi, kai tu daugiau akceleratorius, ar vairai kurią pusę, keiks, O dabar buvo, kas blogai vėl akceleratorių, ne kažkaip ne taip? Ne, dabar buvo, kadangi mes paprastai taip žmonės ir daro, jeigu pradeda sukti kairę aplink kūgelį, ypač dešinio rankį, jie labai koncentruojasi į kūgelį ir bando suktis aplink kūgelį vietą. O tada nėra automobilyje inercijos, kad jam judėti tiesiog šonu. Tai ir gavosi tas, kad mes tiesiog aplink kūgelį ir apsisukome. Šaunuolė. Pagauk! Dabar bandys pakartoti tą patį. Varyk! Ne, jau, va. Būtent apie tą ir sakė treneris, iš tikrųjų, instruktorius, kad kai tau gaunasi, kitas kartas dažniausiai nesigauna, nes jau tada pradedi mandravoti, išstravoti ir sakai, aš jau žinau, davai, va taip ir tada jau per daug paspaudai ką nors, arba per daug susukti. Va taip ir gaunas, kai pradeda suktis aplink savo ašį mašiną. Pirma buvo. Biškai prasčiau man sektis negu dalį, bet ką daryti? Nu, pavaryk. Dalytę tu gali. Dalę, tu gali. Dalę, tu gali. Taip, nes jau ir kūgelio nebematė nieko, bet veidas buvo. Perfection. Gerai, viskas važiuoja. Ačiū. Bet ten pradžiai pagavau tavo vietą ir belekarę. Bet važiuoja. Parvažiuoja nugalėtoja. Saulutę pripiešusiu. Saulutės pripiešusi. Ne. Kaip pilotė? Priskraidėjai? Priskraidėjai? Man buvo kingiausia, kad Mantas iš manęs juokas, tipo, pradžiai pirmas važiavimas. Kodėl? Man tai kodėl jokiais? Tikiuosi kamera nufilmavo ir veidas toks. Finalizuok mūsų pasiekimus šios dienos trumpus, nes čia... Mes trumpai labai. Taip, mes labai trumpai. Man atrodo, kad jūs abidvi turėjote šiek tiek daugos ekspektacijas. Nu ir aš visada tikiuosi, bet kiek įmanoma daugiau žmonės. Bet esmė tame, kad, kaip ir minėjau, dažniausiai vidurkis yra toks per pirmą tokį užsiėmimą 15 minučių. Realiai nepavyksta, jeigu visiškai žmogus neturi tos patirties, nepavyksta šito pratimo įvykdyti taip, kaip mes norėtume. Taip. Čia daugiau gaunas toksai paragaujam, susidėliojam, pajaučiam, kaip veikia fizika automobilyje, o automatizmas turi ateiti jau kartojant tą pratimą. Tai mes savo laidoj duodame balus. Tai kaip tai vertintam? Ne, mes visą laiką duodam mašinom balus. Emocija, interjeras, eksterjeras. Mūsų interjero, eksterjero vertinti nereikia šiandien. Vertink emocijas su mumis ir kaip mums sekėsi.
Ne, jums sekėsi labai neblogai. Tai iš 10 kiek? Gali atskirai kiekvienai duoti, pažiūrėjau, mes nesupyksim. Jo. Ne, šiaip duočiau panašiai, po 8 duočiau. Gerai, tvirtas 8-ukas, neblogai. Duodam visiškai 10-uką šiam žmogui, Mantui, iš Side by Side, tai drifto pamokų. Tai žodžiu, mes labai džiaugiamės, kad mums pagaliau pavyko gyventi savo svajonę. Didžiausias rekomendacijos žiūrovom atvykti ir išbandyti patiems, nes aš tai jaučiu visam savaitgaliu turėsiu emocijų ir tokia visa laiminga vaikščioti. Ir tikrai grįšim. Chebra, grįšim tikrai dabar. Ir tikrai grįšim. Taip, visada taip. Kągi, mėly žiūrovai, subscribinkit mus tiek YouTube, tiek žiūrėkite kiekvieną antradienį 22 valandą. Ir du tave. Mergos už vairo. Na ir Mantas šiandien dar. Mergos už vairo ir Mantas. Mantas buvo prie vairo. Iki. Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam.